Na ką, silpnų nervų žiūrovams nežiūrėti. Inga prisidovanojo, dar gavo dovanų. Čia 50 Amazonė, aš jau panaudojau, bet dar netėjo. Tai mes išpakuojam ir pasižiūrim. O kaip skaniai pakvipo viskas. Visuma ta kvepalų. Visada įdomu tas pirmas įspūdis, koks jis yra. Kol kas neaišku. Labai lengvas kvapas. Tikrai primena į Chanel. Chanel Chance linijos, tas paskutinis violetinis buteliukas. Tikrai šiek tiek užneša. Nepasakysiu, kad tas pats, bet užneša. Užuodžiu medaus kvapą. To tokio sintetinio, žinot, medučio. Manau, kad bus neblogas, kai atsistovės. Ūdas. Jaučiasi ūdas. Ir bus tikrai geri kvepalai. Kol kas tik ūdą užuodžiu. Čia kažkas, žinot, panašaus į Mugler. Kažkas tokio, žinokit. Kadangi turėjau karalienę, pasiėmiau karalių ir nepralošiau. Labai skanus kvapas, nepasakyčiau, kad čia vyriškas. Labai įdomus. Nišinis kvapas. Švelnus, saldokas. Prabangus labai. Na ir karalienė labai skaniai kvepėjo, tai šitie irgi labai. Oi, pasaka, čia tikrai ne vyriškas kvapas, čia uniseksinis kvapas, žiauriai skaniai kvepia. Kol kas iš tų visų man galva šitas labiausiai patinka.